Sveiki. Detalesnis produkto patlyginimas, panalizavimas. Kitą kartą, jeigu mums tarp dviejų labai panašių produktų, šiuo atveju kaip Fitline Activizers ir Oxyfit, abu skirti yra deguonies pernešimui, deguonies papildymui, tai mes galime pažiūrėti, kad aprašymai, sudėtis, detalesni aprašymai, bet jeigu jums viso šito neužtenka, norisi truputėlį detaliau sužinoti apie produktą, detaliau sužinoti, ko jie skiriasi ir kokie yra pagrindiniai aspektai ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį, iš esmės nežinote, kurį iš šitų dviejų produktų išsirinkti, tai jūs galite labai paprastai padaryti, kad jau iš įsidėto palyginimo lango jūs galite paspausti abejojate ir abejojate, įdėta į krepšelį. Įdėta į krepšelį mes matome. Čia pas mūsų viršui, turėtų atkreipti dėmesį, yra krepšelis. Čia yra pas mūsų krepšelis. Taigi mes galime ir abejojate paspausti iš čia arba palyginti. Galima nueiti iš kitų produktų, tarkim kūnui, papildai. Ir galime čia daugiau, bet šiaip leidžiame mes iki 2 produktų, kurių padaroma apžvalga. Atsidarius savo krepšelį, mes matome, kad produktų kainos kokios yra, kokią produktų, jeigu jūs pirktumėte abu, kokia būna, kadangi tai yra paslauga. Tai šiuo atveju čia rodo produktų suma, bet paslaugos užsakymas ir jums paslaugos apžvalgos kaina yra 10 eurų. Tokiu būdu jūs galėsite truputėlį pirmiau būti pateikti savo apžvalgą, norint palyginti 2 produktus, neišsirenkat ir pažiūrint, kuris jums turbūt labiausiai atitinka pagal jūsų reikalavimus, norus. Taigi, paspaudžiam krepšelį, paspaudžiam tęsti, grįžkim vėl, paspaudžiam patikra. Čia mums ką susivesit savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą. Ir labai svarbu, kad jūs čia įrašytumėt jums rūpimo klausimą. Ko jie skiriasi? Ar tinka? Ir kita. Kad mes galėtume truputėlį labiau identifikuoti, kas jums labiausiai rūpi tarp šitų 2 produktų, į ką mums reikėtų atkreipti dėmesį ir į ką mes galėtume atlikti apžvalgą. Padarę tai, spaudžiat mygtuką apmokėti, čia jums jau reikės užsipildyti langus, pasirinkti norimą banką, kurį apmokėti ir taip užsakomos bus paslaugos. Taigi mes gavę galėsim detaliai išanalizuoti produktą, detaliai pasižiūrėti, kuo jie abu skiriasi ir pateikti jums video medžiagą. Gal jums reikia kažkokių papildomų atsiliepimų, nes trūksta, nežinot apie produktą. Tai mes skirsime laiko jums sukurti tą reikiamą turinį, kad mes galėtume detalizuoti produktą, jo naudojimą, kaip kur ko jie skiriasi ir panašia visa informacija.